AirDrop tai labai patogi funkcija, leidžianti greitai siųsti failus tarp Apple įrenginių. Aš bitės profenėje ir per 60 sekundžių parodysiu, kaip išnaudoti AirDrop funkcijas. Kaip persiųsti nuotraukas naudojant AirDrop? Tam, kad greitai persiųstumėte nuotraukas iš vieno iPhone į kitą, pažymėkite jas galerijoje, pasirinkite AirDrop bei savo iPhone viršutinę dalį priglauskite prie gavėjo iPhone viršutinės dalies. Tačiau, jei neturite galimybę suglausti telefonų, AirDrop meniu galite pasirinkti gavėją bei persiųsti jam nuotraukas per nedidelį atstumą. Jei AirDrop sąraše gavėjo iPhone nematyti, tokiu atveju gavėjo telefone reikia atsidaryti nustatymai, tada bendrieji ir galiausiai AirDrop ir pasirinkti visi 10 minučių. Dabar gavėjo iPhone taps matomos jūsų AirDrop lange. Ką dar galime pasidalinti priglaudžiant telefonus? AirDrop pagalba taip pat galite apsikeisti kontaktais su kitu iPhone naudotoju. Tiesiog priglauskite dviejų iPhone viršutinės dalis, būdami pagrindinėme ekrane. Ir štai taip abiejose iPhone išvysite savo kontaktų bendrinimo langą. Kaip pasidalinti slaptažodžiais naudojant AirDrop? AirDrop taip pat galite persiųsti Wi-Fi slaptažodžius. Įsijunkite programėlę slaptažodžiai, ten pasirinkę norimą slaptažodį, bakstelėkite dalinimosi mygtuką ir pasirinkite AirDrop. Taip pat galite persiųsti ir kitus prisijungimus iš programėlės slaptažodžiai. Patiko šis video, užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.